Labas, labas, labas. Šiandien su tavimi norėsiu pasidalinti ir pakalbėti apie svajones. Kodėl vieniems svajonės išsipildo, o kitiems svajonės nesipildo. Ir žinoma, savo Facebook'o ir Instagrame pasidalinau postų, bet norėčiau, žinoma, ir apie tai garsiai pakalbėti. Ir galbūt tu šiandien pamatę šitą video, ne šiaip savo, kaip ten sako, ar ne, mums yra galimybė tinkamų laikų, vat tuo metu čia ir dabar pamatyti ir išgirsti, kad kažką tai suvoktum. Taigi kviečiu klausyti širdimi ir išgirsti galbūt tai, ko tau labiausiai trūko. Tai reiškia atrakinti duris būtent su mano pagalba. Na, o žinoma, jeigu tau yra poreikis ir su mano pagalba online gyvai tai padaryti, aš galvoju, kad mes galime mėnesį gerą tai padirbėti. Ir tą suvokimą, kurį aš pasirodo supratau labai senai, bet dar nebuvau tiek giliai pamačiusi, kaip man dabar vis atsiverinėja tie gilūs supratimai ir noras su tavim pasidalinti. Taigi kažkas karpo žurnalus ir klijuoja. Aš jau nežinau, jau gal 2 ar 3 metai to nebedarau, kažkada tai dariau. Taip, išsipildo, bet ką galiu pasakyti, tai labai įrėmina į ribas. Tik tokias reiškia, tik tokie norai gali išsipildyti. Antra, man atrodo, kad protas mus įstato į tokias baimės, o jeigu neįvyks, o aš būtinai turiu pažiūrėti, aš būtinai ryte atsikėlęs turiu ten į tą sieną arba, nežinau, ant tos spintos ar ne, visą tai pažiūrėti. Tai šiandien pakalbėsiu apie tai, kad visur viskas yra iliuzija. Ir kiek mes bežinotumėm technikų, kiek mes bežinotumėm būdų įvairiausių, ar ne, visur rodo, kad tu save pastatai į ribas ir tu vis kažko tai lauki. Ir kažkada mane dar buvo išmokinę, kad reikia parašyti tam tikrą datą, iki kada turi išsipildyti. Čia buvo man po kažkurio laiko toks vidinis netgi žinojimas, o kamgi čia dabar reikia pasakyti, kad tik tai tą mėnesį, juk kažkaip tai man tas laikas yra vienodas, realiai net jeigu nebūtų kalendoriaus, nebūtų tų visų kabutėse švenčiamų švenčių, viskas teka viena linija, ar ne, viskas tiesiog vyksta. Ir netgi jeigu tu dabar pastebėsi ir už lango apsirengimo, viso to pokyčių, tai iš tikrųjų dar įvardint mėnesiais rugsėjis būna vos ne kaip vasara, ar ne? Aišku, gal naktis tos vėsesnės, bet dienos būna šiltos. Tai čia visur yra iliuzija ir yra sukurta tik tai tam, kad tave kažkas valdytų, kad tu pats negalėtum arba pati savo kurti gyvenimą. Ir žinoma, ką aš supratau, tai labai gera pamoka, kurią galima pažiūrėti į savo vaikus. Tai nesvarbu, kiek jiems metų, ar jie paaugliai, ar jiems dar tik 5 ar 4, jie sugalvoja norą ir po to greitai sako, o mano noras išsipildė. Ir čia man labai atitinka mano šio momento čia ir dabar tokį labai stiprų suvokimą ir tau noriu perduoti. Žiūrėk, maži vaikai nekarpo žurnalų, neužrašinėja, negalvoja, nemanifestuoja, neįsivaizduoja, kad ten jau ten vyksta, jie kaip čia pasakyti, nepatiria netgi to, ką jie daro. Jie momente milisekundžių dėka paleidžia norą į erdvę ir
nebegalvoji apie tai, kada bus, kaip išsipildys, o kas tą norą išpildys, o ar tikrai tas noras man išsipildys. Žodžiu, nėra jokių baimių, nebėra nieko, yra tik momentas čia ir dabar. Ir va, aš dabar, žiūrint į vaikus, labai aiškiai matau, kad jie dar eina tame sraute. Jie pasitikė viskuo, kas yra aplink. Nors aplink, aš kaip ir dabar mėgstu sakyti, tai yra spektaklis, kurį mes kuriam, ir tame spektaklyje, jeigu viskas eina per lengvumą, per paprastumą ir tikėjimą, o tikėjimas tai reiškia savimi, jeigu aš savimi tikiu, reiškia tai jau ir yra. Jeigu man ateina abejonė, o tai reiškia, gal per daug užsiprašiau, gal aš nesu to vertas, o gal paėmiau ne savo svajonę, ašgi nukopijavau, nes girdėjau kažkur. Ir va čia va atsitinka momentas, kai tu savo svajonę, kurią paleidi, ir atitrauki, kad jinai išsipildytų. Reiškia, kiekvienas paleistas milisekundžių greičiu ištartas žodis, tai reiškia pliūpsnis energijos, srautas, momentas, ir už kelių dienų, galbūt savaičių, tavo protas sako, o tai kur jis, kodėl jo nėra, o kodėl kaimynui tai buvo, jam tai greičiau, o man tai ne. Ir va čia yra iškart uždedamos ribos. Reiškia, jeigu tu paleidai, tu turi 100% pasitikėti. Būti momente čia ir dabar, žinant, kad jau yra. Ir taip galima pažiūrėti visose gyvenimo srityse. Jeigu tu patikėjai, kad tavo gyvenimas yra kažkoks tai, ar ne, tas žaidimas, tai faktas, kad tu jau ir transliuoji iš savęs, kad tai jau yra ir tai vyksta. Ką daryti, jeigu ir svajonė neišsipildo? Tai priimti visą situaciją ir suprasti, kad pats žmogus, tu, ar ne, paleidai. Apie žmogų dar truputį praplėsiu plačiau, kaip aš dabar suprantu. Ir pats tuo pačiu apribojai. Čia tas pats, kaip žinai, putei balioną, priputei ir už kelių minučių sugalvojai, kad susprogdinsiu, paėmiau ir susprogdinau. Ir nebeišsipildė svajonė. Kalbant apie žmogų ir visą tai, kas vyksta toje erdvėje, man vis daugiau ateina toks suvokimas, kad aš esu kaip tame sapne. Aš esu ne sapnas, aš esu ne personažas, o aš esu srautas. Tai yra ta aukščiausia jėga ir galia, kurios dėka aš egzistuoju va šitame žaidime pavadinimu gyvenimas ir esu avatarė, pavyzdžiui, ar ne, su vardu Jurgita. Ir pasirodo, kuo daugiau mes užduodam savo klausimų, kuo daugiau mes save įstatom į rėmus, pavadinimais, kažkokiais žinojimais ir taip toliau, mes tuo labiau savo sukuriam ribas, kur ir neišsipildo mūsų svajonės. Negali ateiti svajonė pas tave į tavo momentą čia ir dabar, jeigu tai nėra tavo. Jie reiškia, jeigu tu tai pajautai, atėjo toks irgi bliksnis, aš noriu, reiškia tu linijiniam laike, kur nėra nei praeities, kur nėra ateities, yra tik čia ir dabar, reiškia tu tai tikrai
jau turi. Ir va tas momentas, kai tu jau turi, tau belieka lengvai ir paprastai įgalinti. Aš pasidalinsiu, prieš kažkurį laiką buvo man toks įvykis, tiksliau netgi 2 kartai. Ir kaip galima, bet sako ar ne, atsargiai su savo žodžiais ir juokeliais. Tai aš buvau susitikime su pusseserėmis, man atrodo, gal kažkuriam netgi ir minėjau savo podcast'e, gal Facebook'o netgi transliacijoje, kai mes susitikom, nuostabiai pavakarieniavom ir pusseserė sako, žinai, gal išsikvieskim taksi, žinai, sakau, žinoma, aš tai tikrai ruošiuosi važiuoti, nes jau vėlu, nėra kaip galimybių grįžti, bet sakau, aš tai važinėjau komforto zoną, sakau, aišku, norėčiau ten, kur yra Tesla pavažinėti, būtų visai faina, žinai, grįžti namo. Aš bandau per savo telefoną įsikviesti, o jinai sako, žinai, ten yra tokia funkcija, kur galima padaryti, kad užvažiuoti galima kažkur užvežti ir kitą, ar ne, pakeleivį, bet aš tuo pačiu, kai važiuoju, jeigu esu iškvietėję ir nuvažiuoju savo taškan, sakykim, ten ar ne, C. Aš sakau, nežinau, žinok, aš nesuprantu, gal tu, sakau, gali iškviesti, bet žinai, sakau, vis tiek aš šiandien noriu grįžti su Tesla. Ir tokiam lengvume, žinau, gal 2 kartus taip su juoku, su jumoru ir pasakėm. Ir ką? Jinai kviečia tą taksi ir matau, kad jinai juokės. Ir taip juokės, nes aš su kitom pusseserėm prieina ir sako, tu pažiūrėk, kas atvažiuos mūsų paimti. Ir aš matau, užraše yra Tesla. Dabar koks momentas įdomiausias. Tesla tuo metu jinai nevažinėdavo su komforto zona, jinai važiuodavo kaip atskirai užvardinta Tesla. O aš tiesiog norėjau pažiūrėti, kas čia per vairuotojas, kad jisai vairuoja Tesla. Ir dar taksi galvoju, kaip įdomu žmonės pamatyti, nes nėra ką jiems veikti, tik vairuoti taksi ir dar su tokiom prabangiom mašinom. Tai va, ir ką tu manai, mes išeinam į lauką. Aišku, aš buvau tiesiog apšalusi, ant kiek aš prisijokavau ir tada joms sakau, žinokit, atsargiai, sakau, merginos, su jumis reikia labai atsargiai, nes sakau, man taip nėra buvę. Žodžiu, atvažiavo Tesla, pati naujausia, aš nežinau, gal kokių 24 metų, kur durys atsidaro į viršų ir salonas baltas. Na, aš tikrai pasakysiu, man tai dar nebuvo tekę galimybės pravažiuoti. Ir mes grįžinėjam ir iš tikrųjų aš važiuoju ir galvoju, jokių nereikėjo įdėti pastangų. Tiesiog momente čia ir dabar kibirkštis įvyko, noriu ir paleidau. Ir kol aš paleidau su tavo gera energija, o tai reiškia pozityvas, va ta lengva energija, gal net ne pozityvas, o ta lengva, tas tikėjimas. Juk viduje aš jau žinojau, reiškia, aš jau žinojau, kad tai bus. Ir kas įvyko? Žinoma, aš parvažiavau, viskas gerai, gavosi taip, kad visai pigiai parvažiavom, nes jeigu kviesti ten atskirai iš to, sakykime, specialaus pasirinkimo, tai ten kaina būtų buvusi vos ne 2x už mano kelionę. O parvažiavau ir komfortiškai, ir saugiai, ir labai labai fainiai. Tai va, tai vairuotojas, žinoma, buvo užsienietis, man su juo neteko pakalbėti, nes aš anglų nemoku, bet pabūti toje komforto zonoje taip. Po kažkurio laiko aš galvoju, mes vėl susitiksim ir vėl pabandysim. Ir aš tada galbūt dar nelabai supratau, kaip tai veikia, bet irgi tuo metu antrą kartą lygiai taip pat man gavosi, kad aš vėl jau sakau, mergino, šiandien žinokit, aš noriu jau su kitame mašina važiuoti ir sakau, kas norit dar prisijungti, nes dar buvo kitos pusseserės. Ir tipo, kad parvažiuoti. Šiandien sakau, aš noriu grįžti su Porsche, nes Porsche aš nesu važiavus taksi, man labai įdomu patirti vėlgi, kas tai per žmogus, ar net važiuoja ir parveža. Ir kaip jūs manot, vėl kviečia pusseserę ir vėl jinai man sako, klausyk, Jurgita, ką tu čia padarai? Sako, šiandien mes grįšim su Porsche. Tai va, tai
aš dabar, būdama šitame taške šiandienos momente čia ir dabar, aš labai supratau, kad mes, kai viską iš lengvumo čia ir dabar ir žinojimo, kad tai įvyks, o tai reiškia yra pilnas tikėjimas savimi, yra tas rautas, viskas taip ir įvyksta. Taip, aš galėčiau pasakoti labai daug kažkokių tai ten jau įvykių, bet man labiausiai buvo galbūt šitos tokios įsimintinos, ar ne, tokios davusios ir juoką, ir vat tuo pačiu palyginimą su vaikų svajonėmis. Nes kodėl aš norėjau labai pabrėžti ir pasakyti apie vaikus? Todėl, kad vaikai ir ypač kuo mažesni, jie gyvena lengvume. Jie supranta, kad ten, kur jie yra viskuo aprūpinti. Mums vėliau, o tai faktas, tai prisideda daug aplinkybių, tai reiškia šitas spektaklis, rodo, kad vieną dieną tu nebegali taip, kaip tas vaikas gyventi. Taugi reikia rūpintis, taugi reikia kažką daryti, kad tu vis kažką gautum. Ir va čia mes pametam savo tą srautą. Mes pasiklystame savo pačių susikurtais scenarijais. Kaip man viena moteris sakė, viską, ką tu patyrei, tai buvo tavo asmeninis sukurtas scenarijus. Ir po to, kai protas visada ką sako, o kodėl, o kam, o gal tau nereikia, o gal tas ir taip, užduoda labai daug klausimų. Tai tas žmogeliukas, kuris yra tavo kūne, jis tau reguliuoja, kaip gyventi. Bet tu pamiršai, kad tu nesi kūnas ir kad nesi tas žmogeliukas. Tu esi visa visata. Tu esi viskas. Ten nėra net pavadinimų, ten nėra laiko, ten nieko nėra. Argi Saulė, Mėnulis žino, kad jie turi tokius vardus? Ar gėlė žino, kad ją būtinai turi kažkas tai palaistyti? Ji tiesiog auga, nes viskas vyksta gamtoje natūraliai. Lygiai tas pats, kaip vaikas auga ir žino, kad bet kokiu atveju jis vis tiek bus ir pavalgęs, ir apsirengęs, ir turės lovą. Taip jūs iškart sakysit, o taigi žino, tai vaikaigi ten ir nevalgę būna, bet žiūrėkit, jie vis tiek turi, galbūt patirčių turi kitokių, bet jie vis tiek žino, kad bus. Atsiras kažkas, kas padės, atsiras, kas nuves. Ir ne tik mano istorijos, kurias mano mokinės patiria ateidamos į mokymus numerologijos, bet vakar labai išgirdau tokią vieną irgi gražią istoriją, kurią irgi tau noriu perduoti, ar ne? Kur mano įkvėpėja, aš ją pavadinsiu, gal taip netgi žodis dabar ateina, kuri pasidalino, kad jos klientė atsitiko taip, kad gyvenimas ją privedė prie taško, tai reiškia momento pasikeisti, kai nebeliko ir pinigų, ir partnerio, ir namų. Ir atsisėdus ant gatvės su lagaminu, netgi tada, kai yra visiškas, aš taip pasakysiu, netgi galbūt neviltis, netgi tada yra viskas tuo pačiu. Ir jinai nesėdėjo, jai atėjo žmogus, kuris pasiūlė namus, apmokėti viską, kol jinai pati sugrįš atgal į save. Ta pati aš galiu pasakyti apie save. Kai aš uždariau visas duris
ir nutraukiau santykius su tais žmonėmis. Ir kai man vieną dieną reikėjo pagalbos, aš negalėjau patikėti, kad ateis žmonės ir jie padės. Ir tai tik pasirodo irgi todėl, kad tuo metu giliai savo esatyje aš žinojau, kad kas be nutiks, vis tiek viskas bus čia ir dabar gerai. Tai jeigu šiandien tau nesipildo svajonės, yra iššūkių gyvenime, todėl kad tu nusigręžiai nuo savęs ir žiūri visur aplinkui ir brėži savo visokiausias ribas, bet tu neini į save, į tą vidinę tėkmę ir žinojimą, kad viskas jau yra gerai. Ir ta situacija, ir tas sapnas, kuris yra, jis yra gerai. Tai jeigu tau rezonavo mano šios istorijos kaip pavyzdžiai ir yra noras sužinoti daug plačiau, kaip tą sapną kurti pačiai, savo galia, savo tvirtybę, savo srautu, aš esu tam, kad tau parodyčiau, kokia tu arba koks esi. Tai galbūt būtų mėnesio, galbūt mažiau, aš nežinau, bet aš paleidžiu tą irgi intenciją, kad noriu su tavimi susitikti. Noriu tau parodyti, kad viskas jau yra, kad tavo svajonė jau išsipildė. Parodyti galimybės, net nežinau, gal net ne galimybė žodis, o esatį, kad viskas yra. Ir va tada, kai tu supranti, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti, tinkamu laiku, tinkamoj vietoj, nes tu pats esi tas, kuris nusprendžia. Netiduoda vadelių, kitaip sakant, kažkam kitam. Nepasijaučia silpnas, mažas, be jėgos, be energijos. Čia yra ne apie tai. Apie tai ir pasidalinčiau plačiau mūsų susitikime individualiame. Norėčiau turėti tave kartu, patirti tai ir parodyti daug giliau. Ir jeigu tau surezonavo ir nori pamatyti, bet kaip tas mažas vaikas širdimi pasaulį, kas iš tikrųjų yra ir kaip viskas yra iliuzija, kaip viskas yra miražas ir kad visa kame, kur tu dabar atsidūrei, tai tik dėl to, kad tu visiškai apleidai savo esatį. Aš esu, čia yra jėga, aš esu čia galia, aš esu čia srautas. Kai nėra vardų, kai nėra daiktų, o kai yra viskas. Viskas viename. Tai va, tai šiandien aš trumpai ir tik apie tai. Tai jeigu tau surezonavo, mielai lauksiu, na, o jeigu turi savo kokią istoriją, kur tau išsipildė ir tu gali pasidalinti, tai būtinai parašyk komentarę. Nes ir man labai įdomu ir galbūt kitam žiūrovui, kuris žiūrės šį podcastą, galbūt irgi kažką padės pamatyti ir suvokti giliau. Taigi, kaip sako, jeigu peržiūrėjai šį video iki dabar, tai galbūt ir yra tavo vidiniam šauksmui išgirsti.
Ir žinoma, bet kokiu atveju priimti bet kokį pasirinkimą arba pačiam tvirtai eiti ir daryti, arba galima tą padaryti su mano įkvėpimu, mano esatimi ir pasidžiaugti paskui, kad tai, ką tu gausi, tai reiškia gausi raktas, ar ne vieną galbūt ir kodus, kuriuos tu galėsi pritaikyti bet kuriame savo gyvenimo kelyje. Ir užbaigiant tokią paskutinę savo istoriją pasidalinsiu. Kaip sako, kai giliau viską pradedi matyti ir suprasti, atrodo, kai eini gatve, spalvos tampa kitokios. Realybė kažkokia nebe tokia. Ir man vykstant į tam tikrą vietą, apsilankant, matant, stebint, aš pamačiau, kad tai, ką pradedu matyti, tai yra tikra tiesa. Ir kad savo realybę, kurią aš matau, tai ir yra mano kažkada tai, ar ne, sukurtas tas veiksmas. Tai grįžtant, prie manęs atsisėda žmogus, kuris mėgstantis parūkyti ir iškart pajaučiu kvapą. O kadangi žinau, kad aš esu iliuzijoj, tai reiškia, kad aš viską kuriu, kad aš galiu keisti paveikslus, kad aš galiu keisti netgi situacijas, aš staiga suprantu, kad turiu nebe, kaip seniau elgdamasi, išreikšti nepykantą, pyktį ir save kaltinti ir ten, nežinau, dar kažkokius visokius ten galvoje parazitus sukančius. Aš viduje savo pradedu, aišku, nosį užsidengiau, bet viduje aš suprantu, kad aš galiu pakeisti paveikslą ir aš savo sakau viduje, aš šitą visą vaizdą pakeičiu į kitą. Pakeičiu vaizdą ten, tokį, kad to žmogaus jau nebėra. Reiškia, nebėra ir to kvapo, nebėra tos programos. Ir nežinau, gal praeina kelios minutės, aš atsikemšu tą nosį ir galvoju, kaip įdomiai, o sėdi visai šalia. Kvapas išnyko. Atsisuku dar kartą pažiūrėdavau, gal išlipo tas žmogus. Jis sėdi, bet nebėra to kvapo. Taigi, ką norėjau pasakyti savo šitą istoriją? Jog jeigu tu ateisi pas mane, aš tau parodysiu, kaip tu gali visose gyvenimo situacijose viską kurti, nes be manęs nebūtų to žmogaus, nes iš manęs viskas išėjo ir aš pamačiau. Ir aš galėjau, kaip tikrame gyvenime, lyg galvočiau, kad tai realybė, įsisukti į tuo sukūrį, sukurti ir paklausyti savo proto, o jis mėgsta visko pasidomėti ir pasiųsti. Bet kadangi aš antiek patikėjau savimi, kad aš dabar galiu, nežinau tik per kiek laiko, va čia ir įdomiausia, leidi viskam vykti, viskas gali pasikeisti. Arba dar vieną istoriją pasidalinsiu, tai ne mano istorija, tai mano įkvėpėjos istorija, kuri pasakojo, kai vyko į kelionę ir pranešė, kad, žodžiu, turėjo iš užsienio grįžti namo ir pranešė, kad lėktuvas yra atidedamas ten pradžiai gal kokiom 4 valandom, 6 ir 10 valandų. Ką jinai darė, nes jinai suprato, ar ne, kad viskas tai yra iliuzija. Jinai paėmė ir savo tuo srautu, savo tikėjimu, jinai pasakė, kad jinai vis tiek parskris namo, kad jinai jau yra namuose. Ir jinai paleido su ta labai tikėjimu, kad viskas bus gerai. Ir ką jinai pasidalino, kad iš visų tų keliautojų buvo atrinkti tik keli žmonės, kuriems buvo skirta nakvynė, visi kiti buvo palikti. Ir ryte atsikėlus buvo vėl tik tai galimybė keliems žmonėms išskristi, kai kurie neišskrido.
Ir taip gyvenime vadinamas žaidimas, sapnas, tu gali viską keisti. Ir jeigu tau atrodo, kad tai iš fantastikos, tai tik tai todėl, kad tu nesi tu, nes kažkas tave valdo ir tau sako, taip neįmanoma. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad netgi labai senai žmonės, galbūt mano močiutė, galbūt seneliai, o gal net ir protėviai, jie taip ir gyveno. Jie vidumi tikėjo savo gale ir savo stiprybę. Ir tie, kurie buvo stiprus, jie netgi praėjo pačias nelengviausias gyvenimo situacijas, tik tai todėl, kad jie žinojo, kad bus tik taip ir ne kitaip. Taigi ką sakau, iki kitų susitikimų. Jeigu tau rezonavo, aš palieku apačioje savo nuorodas, skambink, rašyk, būtinai susisiek ir padarykime tai, arba, kaip sakome, įkvėpkime vieni kitus, kad svajonės taptų realybė čia ir dabar. Stebuklingų, gražių, nuostabių momentų čia ir dabar, kurie jau ir vyksta tavo gyvenime. Patikėk tuo. Jie nuostabus. Apsidairyk tik tai giliau ir pasidžiauk.